Šiandieną esame pas savo pačius geriausius partnerius, tai Šarūną iš Karkasos. Gal trumpai tada papasakosite, ką čia statote, kodėl renkatės būtent tokią karkasinę statybą. Turime labai gražų namų masyvą, tai šitoje vietoje numatyti 4 namai. Šitie namai yra statomi pardavimui, tai individualioje statyboje turbūt prieš kokius gerus 7-8 metus. Ir žmonės klausdavo, kuom karkasinė statyba geresnė už mūrinę statybą. Šiuo metu to klausimo tikrai nebesulaukėme, esame tikrai gerai žinomi Lietuvoje. Pardavimuose vėlgi žmonės atėję pirkti, net nebežiūri, ar namas karkasinis ar mūrinis. Sugebėjome įrodyti Lietuvoje, kad karkasiniai namai yra labai gerai. Būtent šitam namui yra panaudota pilna knaufo sistema. Tai turime priešvėjinį knaufo gipsą, priešvėjinės knaufo juostos, viduje naudojama knaufo vata, garo plėvelės, Difuzinė plėvelė knaufo ir panašiai. Karkasa per metus pastato daugiau negu 30 karkasinių namų. 40. Jau 40 karkasinių namų per metus. Karkasiniai statybai yra labai svarbu, kad iš išorės naudoti tokias medžiagos, kurios sustabdytų vėją. Ta prasme, kad iš išorės neįeitų vėjas, nepatektų vanduo, bet pačios medžiagos būtų laidžios vandens garams. Tai šitoj vietoje yra panaudotas priešvėjinis gipsas. Tai išorės svarbiausias elementas, kuris jokių būdų negali būti pažeidžiamas, negali būti praplėšiamas, turi būti labai tvarkingai ir atsakingai užsandarintas. Tai, ką matote ir čia. Turime priešvėjinio gipso plokštę, kur kiekviena siūlė, kaip matote, langai perimetrų, kiekvienas sujungimas jos yra sandarintas būtent Knauf Insulation universal lipni juosta, kuri skirta suklijuoti visas siūlės, visus sujungimus tiek tarp pačių medžiagų, bet ir su visais kitais namo elementais ir visais kitais paviršiais. Ir būtent šitą juostą pasižymi tuo, kad galima dirbti ir prie -10, kai yra lauko temperatūra, bet aišku, prieš atliekant pačius darbus, juosta turi būti sušildoma iki kambario temperatūros. Šiuo atveju neturime jokių problemų, nes laukia +20. 5 vos ne, tai taip. Tai va turbūt mes tuom ir skiriamės nuo mūrinės statybos, kad mums lauko temperatūra yra visiškai neaktuali. Turbūt pagrindinis niuansas ir minusas prie -25, tai kad pradeda strigti elektriniai kompresoriniai instrumentai. Jeigu konstrukcija susikaupia drėgmė, kuri turėtų pasišalinti, žiemą vidaus temperatūra bus aukštesnė negu lauke, tai slėgis visada bus iš vidaus į išorę ir ta būtent drėgmė per pačią vatą ir per garui laidžią medžiagą vėjo izoliacinį gipsą, ta drėgmė lengvai išeina. Šitas gipsas yra difuziškai atviras ir garams yra laidi medžiaga. Maksimaliai pažabojame drėgmę pačiame karkase, tai naudojama tik tai kalibruota mediena, kuri drėgmės įgeria labai minimaliai. Tačiau, esant lietui ir panašiai, taip, konstrukcijos užlampa, drėgmės paviršutinės tikrai atsiranda, tam naudojame garams pralaidžias medžiagas, tai priešvėjinė gipso plokštė lauke. Per daugelį metų tikrai tekę keisti, montuoti papildomus langus konstrukcijose ir panašiai. Seniausias namas, kuriam tai teko daryti vėlgi ar 7 ar 8 metai, nepastebėjom, kad būtų kažkokios tai problemos pačioje medinėje konstrukcijoje. Yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kad kai garai praeina per gipso kartono plokštę, tai kad greičiau jie pasišalintų, turi būti įrengtas labai geras ventiliacinis tarpas. Tai šiuo metu mes matome, kad naudojamas dvigubas karkasas ir būtent čia susiformuoja tokie oro srautai, kurie lengviau ir ištraukia tą pačią drėgmę iš pačios konstrukcijos.